Sveiki! Šioje pamokoje mes kalbėsime apie šviesą fotografijoje. Pats žodis fotografija kilęs iš graikiškų žodžių fos, reiškiančių šviesa, ir grafis, reiškiančių teptuką. Taigi kartu šie žodžiai reiškia piešimą šviesa. Šviesa fotografijoje yra rašymo tapymo priemonė. Šviesos pagalba mes suteikiame nuotaiką, paryškinimą mus dominančius objektus. Pamokoje pažvelgsime, kuo skiriasi vaizdas priklausomai nuo šviesos šaltinio padėties objekto atžvilgiu. Taip pat aptarsime pagrindinius šviesai apibūdinti naudojamus terminus. Kieta, dar kitaip vadinama kontrastinga šviesa, ir minkšta, dar kitaip vadinama išsklaidyta šviesa. Kaip atskirti, kur yra kietas apšvietimas, o kur šviesa minkšta? Geriausias būdas pagal apšviestų objektų metamą šešėlį. Kieta, kontrastinga šviesa meta aiškiai apibrėžtą šešėlį, kurios ribos aiškiai matomos. Žvelgiant į minkštos išsklaidytos šviesos metamą šešėlį, neįmanoma tiksliai nubrėžti ribų. Pažvelkime šios pavyzdžius. Kai giedrą saulėtą dieną koncentruota saulės šviesa krenta ant objekto, šis meta šešėlį aiškiai apibrėžtomis ribomis. Tai yra kietos kontrastingos šviesos pavyzdys, bet jei atplaukia debesis, saulės šviesa tampa nebekoncentruota, o išsklaidyta. Saulės šviesa ant objekto krenta iš įvairių krypčių debesų properšose. Kitaip tariant, atsiranda daug šviesos šaltinių arba taškų, iš kurių sklinda šviesa. Dabar galime sakyti, kad šviesa ant objekto krinta žymiai platesnių spektrų arba spindulių, taigi šviesa krenta netvarkingai, o iš daugelio šaltinių, tuo pačiu ir ant šešėlių. Tai minkštos išsklaidytos šviesos pavyzdys. Norint pateikti fotografuojamą objektą ryškų, dinamišką ir dramatišką, siūloma naudoti kietą, kontrastingą šviesą. Kontrastingoje šviesoje objektas turi ryškias, šviesias vietas ir daug gilių šešėlių, išryškėja faktūra. Norint nuotraukai įkvėpti ramybės, švelnumo, paslėpti faktūrą, naudojame minkštą išsklaidytą šviesą. Tuomet vaizdas bus ramus, be ryškių šviesos ar šešėlio dėmių. Spalvų kontrastas nebus toks akivaizdus. Dabar studijoje pažvelkime, kaip keičiasi vaizdas priklausomai nuo šviesos krypties objekto atžvilgiu. Apšviečiamo objektu parinkome vaisių lėkštę, kurioje gausu skirtingų spalvų, formų ir faktūrų. Norėdami akcentuoti objektą tūrį ir formą, šviečiame iš šono. Kai objektas apšviestas iš šono, tuomet išryškėja faktūros, atvaizdas tampa ryškesnis, išraiškingesnis. Atkreipkite dėmesį, kaip naudojant šoninę šviesą išryškėjo vazos faktūrinės detalės, vaisių tūris. Tačiau šviesai sklindant iš šono, taip pat susiformuoja ir gilūs šešėliai, kurie kartais yra nereikalingi. Norint akcentuoti objekto spalvą, naudojame apšvietimą iš priekio. Tiesioginis apšvietimas paryškina daikto spalvą, bet tokiu būdu apšviestas objektas atrodo plokščias, mažiau jaučiasi jo faktūra ir forma. Atkreipkite dėmesį į išnykusias vazos faktūrinės detalės. Mūsų akis mato daug daugiau negu bet kuri fototechnika, bent kol kas. Daugiau subtilybių, daugiau pustonių, daugiau šviesos. Tad, kad nenusiviltumėte savo fotografijomis, eksperimentuokite su šviesa. Šiandien tiek, iki kitų susitikimų. Ate!